Sveiki visi, kas žiūrite šitą vaizdo įrašą. Norėjau pasidalinti šiek tiek apie kursą 11.11 savijautą, kaip jaučiuosi po kurso, kas buvo per kursą iš tikrųjų. Tai įspūdinga kelionė. Iš pradžio atrodė eis greitai, galbūt viduryje jau atrodo, kad prailgsta viskas, bet finale tai jaučiasi kaip akimirka, trumpa akimirka, kuri transformavo dešimtmečius trukusias programas, galima taip pasakyti. Nebuvo lengva, tikrai buvo momentų, kur reikėjo susikaupti ir vyti tas mintis šalin, kurios supratau, kad tai nėra mano. Yra dalykų, kuriems svarbu tas programos ir jiems tai naudinga, bet mūsų sielai tai yra kaip inkaras. Taigi per tuos kelius mėnesius pašaliname visas programas iš programavimo, jeigu galima taip pasakyti. Ir dabar po kurso, po to transformacinio periodo jaučiuosi lengvas. Jaučiuosi, kaip sugrįžta visas jėgos, kurios buvo išdalintas per visą gyvenimą. Kartais tikrai, gal net ir ne kartais, dažnai pagalvojus, tai net norisi verkti, bet kažkuri dalis dar susilaiko. Galbūt reikėtų padirbėti šito klausimu, nevaržyti savęs. Bet tačiau, kas įspūdingiausia, tai kad netgi po kurso dabar esu tokioj ramybės stadijai, kur tiesiog leidžiu savo virškinti viską, kas įvyko ir stebėti aplinką, kas darasi, netgi ir tokioj būsenai, kai tu nieko nedarai jokių meditacijų, tiesiog ramiai mėgaujasi gyvenimu. Tu matai aplinkui, kaip viskas keičiasi, kaip atsiranda žmonės tą gyvenimą, kurie jau buvo kažkur dingę, patys ateina, tiesiog netgi toks paprastas pastebėjimas, kad būni tu vienas kažkur patalpoj ar tam pačiame sporto klube ir po kelių minučių tiesiog žmonės aplink tave renkasi arba šalia prieina prie tavęs, nors ten yra vietos ten daug daugiau, kur galėtų jie būti. Ir jo, kažkaip traukia tas galimybės, idėjas, mintis, tai tas labai faina. Ir jaučiu, kad nereikia sustoti, reikės toliau realizuoti tą energiją, kažkur perkreipti, netgi dabar aišku, kur turiu tą visą energiją nukreipti, nebesiblaškyti šonus ir tiesiog veikti, daryti tas idėjas, kurios kyla, nes dabar iš tikrųjų netgi aiškiai matosi vizijas, būna pamatai realiai savo destination, tai lietuviškai būtų tikslas tikriausiai. tą savo tikslą tolumoje ir iš tikrųjų dabar visiškai aiškiai suprantu, kad tiesiog reikia eiti gyvenimu ir tas kelias atsiras, svarbu matyti savo tikslą. Tai ačiū uždėmesi ir iki pasimatymo.